Sveiki prisijungę prie test drive'ų. Taip. Tai šiandien turim mūsų, jau tikrai matėt šitą mašiną, jeigu žiūrit, sekat videkus. Tai žinot, kas čia yra per aparatas. Tai yra Ford Explorer 99, jeigu neklystu, ar 97, who cares. 4 litrai, ne V8, kas mane labai nuliūdino, bet nustebino, kad 4 litrų ir ne V8, bet anyways, čia tik smulkmenos. Tai V6, nes dar nepaminėjau ir kam įdomu. Šiaip čia yra visiškai neįdomi informacija, realiai tiesiai sakau. Nes šitą mašiną važiuoja, tiesiog važiuoja, bet kiauriai viską važiuoja. Jos esmė ir visa yra ta, kad čia nelenktyniaut, o visur nuvažiuoti. Norėjom nufilmuoti realiai vien dėl to, kad apsidraus, kad ar parduosim, ar sugadinsim, ar sulaužysim ją, bet iš tikrųjų baisiai mylim, jum parodyt, kas čia iš tikrųjų per mašiną. Tai visų pirma, žinokit, realiai Bayerio tapo labai gera mašina, nes va, kalnelis ir aš tiesiog galiu šokti per jį, ne vien dėl to, kad minkšta pakaba, realiai ji nėra labai minkšta, yra storos padangos ir tiesiog, bet yra žiauriai minkštos sėdynės. Tai kas mieste labai didelį komfortą suteikia. Va taip. Tai va taip ir važinėjom. Iš tikrųjų, tai šita mašina yra pirkta dėl Bayerio, tačiau ją, kai susitvarkėm ir uždėjom kitus ratus, tai aš tai, pavyzdžiui, emociškai prisirišau, nes jinai žiauriai gerą emociją teikia. Su jie kiekvieną sykį važiuodamas, tu jauties toks, nežinau, į kiekvieną mašiną įlipus yra kitas vaibas, kita emocija. Tai šitą mašiną įlipus, tu turi tokią amerikietišką emociją iš senų Amerikos filmų. Ne kaubojus, bet toks, tu gyveni kalnuose. Reikėjo gal net užsidėti šitam videkui marškinius, tuos tokius žieminius su kailiu, ta prasme. Aš juos turiu kažkur, bet dabar pamiršau tiesiog pasimto, gal ir išmetęs. Bet žodžiu, tai labiausiai jie tiktų, nes čia tokia medkirčio mašina. Blemba, toks, ne Sweet Home Alabama vaibas, bet toks, nežinau, čia indie, country gal labiau stiliaus klausyti muziką, šitoj mašinai yra tema. Labai jaučiasi tas toks Amerikos vaibelis, tas pavarų permetimas prie vairo, visą kitą. Tai šita mašina mieste yra apie nieką, realiai. Nes čia ją testuoti, čia net neįdomu, nes realiai su šita mašina tu mieste, tiesiog, jinai nėra ant tiek greita, kad reiktų čia galvot, kad čia, blemba, galiu aplenkti ar kažką. Ne, jinai yra pakankamai greita, kad galėtų tiesiog aplenkti ką nors ar įsibėgėti iki tam tikro lygio. Su jie tiesiog krūzini. Taip, išsiskėtas, užsimetęs rankelę, ten lengvai vairuką, kuris yra iš tikrųjų labai lengvas. Labai lengvai sukinas. Tai patogiai krūzini, ramiai, gaila radija neveikia, tai net negaliu pasakyti, kaip groja kolonėlės, bet čia jau kitos problemos. Chill ridas, čia visiškai chill, enjoying. Tiesiog kimaras, nes žiauriai patogios sėdynės, tiesiog vaibelis. Stoglangis tai yra. Tipo visiškai, bet iš tikrųjų tai mieste nėra ką per daug kalbėti apie. Ne tam sukurta šitą mašiną. Tai atvažiavom ten, kur jo ir vieta. Tam, kam jis ir buvo sukurtas. Žvyrkeliai ir offroadas. Kaip ir sakiau, grinai vaibelis. Bet kirčių vaibelis. Aplamai apie Explorer modelį šį. Čia yra antros kartos Exploreris. Tai šiaip build quality visai geras. Aplamai apie saloną kalbu. Tai sėdynės žiauriai patogios. Realiai įsimylėjau, kaip pirkom, tik atsisėdęs už vairą. Tai iš karto, kaip ant debesų čia sėdė. Tai kad aš ir čia šokinėjau panašiai, aš tiesiog ant sėdynės pirokliuoju, realiai. Visiškai komfortas. Nėra čia nei odos ten per daug ar kažko, yra čia realiai guma ir plasmasė, bet visi mygtukai pakankamai realiai dideli, kad galėtum su storom pirštėm paspausti ar pasukti. Ir juokingas yra galinio lango jungiklis, tai jisai nėra prie vairo, jisai yra prie radijos ir dar keleivio pusėje. Tai čia irgi toksai biškį niuansas. Bet šiaip
Dar kas patogu, iš tikrųjų, kad nėra čia visiškai centrinės konsolės prie kojų, tai gali biškai greitai peršokti į keleivės sėdynę ar iš keleivės sėdynės už vairą ar panašiai. Nežinau, kur panaudosi šitą informaciją, tai realiai, ko tikiesi iš tokio darbinio arklio, tą ir gauni. Kad tu nuvažiuosi visur ir galėsi negailėti. Tai smagu tas. O iš tikrųjų dabar tai rodom, ką daugelis tiesiog duotų išmėginti šitai mašiną, jeigu naudotų kaip kasdienę. Tai tiesiog žvirkeliukas su duobėm, bet mes važiuojam biškį rimčiau. Šausim per balą dabar. Ir jėdam. Žiauriai gerai. Ledukais net palyja. Jau biškį pašalė. Verta turėti tokią mašiną, su kurią galima išvažiuoti į mišką. Ta prasme, nereikia ten draskyti paklodžių ar panašiai, yra tų kelių, galima taip. Bet iš miesto išvažiavus į mišką, šiaip taip pavažinėti, pastatyti tą mašiną, pasivaikščiot. Kaifas iš tikrųjų. Ramybė, viską. Tai labai smagu. Oi, tiesiai sakant, iš manęs offroaderis, tai kaip iš močiutės balerina, iš tikrųjų, žinokit. Bet tas mano nemokėjimas, manau, įrodys dar labiau, kad šitą mašiną gali nustebinti bekeliai. Nes kiek mes bandėm, jinai visada pati išvažiavo iš tikrųjų. Labai nieko nematau. Čia yra biškai crazy. Aš to čia apsiversiu jaučiu. Kamera biškai matos, kad dangų rodo. Cruise control. Gerai. Šiaip, jeigu galvojat pradėti filmuoti ar kažką pirmą, nusipirkit Osmo, manau. Nežiūri geras daiktas. Ir nebūsit apsikrovę. Nes viską pati padaro realiai. Ir labai gera kokybė. Čia kalniukai ir smėlis, čia negalim sustoti. Oh, Jesus Christ, Jesus. Maniac! Aš vietom čia galvoju tikrai, kad aš apsiversiu. Realiai, jeigu pirmą kartą žiūriu to offroadą, tai sveikinu, nes aš pirmą kartą ir offroadinu. Stengiuosi realiai važiuoti, pirštų nykščių viduj nelaikyti ir neapsiversti ir neužsimūšti. Saprasi, kad čia darės, čia pilnas smėlė viduj. Prišaudžiu į saloną smėlį. Reikėjo langą užsidaryti. Nu, bet offroad esame, o ne mieste, tai offroadas yra purvinas dalykas. Tai vat ką išmokau jau offroadą, kad geriau biškį langus prisidaryti, nes purvo prisivarys į vidų. Dabar realiai labai bijau, nes nieko realiai nematau, nesu važiavęs, o čia gan didelis kalnas. Jum iš namų neatrodo tai blogai, kaip man čia atrodo, žinokit. Man čia labai blogai atrodo. Nemeluos, rimtai bijojau. Jau senai tai buvau patyręs. Bet man čia visiškai naujas dalykas, tai dėl to manau. Nu, čia matau, biškai aikštelė yra tokia. Tai galima gal truputį kažką pasvaiti. Nu tai jau tai turim laisvą vietą, įsijungiam galą varomą, ištraukus saugiklį ir šaunam nesąmonę. Čia truputį nėra lygumų, yra nelygumų, bet...
O, jau biškai užmetė, mažint kamparį. Galiu pasakyti, tikrai nedriftas. Eina! Kai priekį atingai jinai gali. Bet žiauriai čia juokinga. Maniac! Well, no hands, no hands! Gerai. Tai manau reikia užvažiuoti kalną. Gerai, manau išsirinkau lengviausią. Pasikonsultuojam. A4 jungt? Ar ant out? 4 jungt, sakė. Gerai, bandom. Bijau žiauriai. Jesus Christ. Batka pat. Eik to namas. Jūs suprantat, kas dabar vyksta? Reik nusileist. Atbulą. Batka pat. Aš čia vertikaliai realiai. Ai, nu jūs matot. Todėl gerai stabilizatoriai filmuot tokius dalykus. Aš čia guliu. Jibat šonu jau eina. Reik biškį surimtėt, nes tikrai apsiversiu. Važiuojam. Jibat! Ta prasme, aš buvau nuo sėdynės pakilęs. Eina peklant, ta prasme, buvo ir baisu, ir smagu, ir tikrai baisu. Vienu metu visos emocijas šovė. Mental breakdown buvo. Tai ką, atėjo paskutinis išbandymas šitos mašinėlis, manau. Miestą išmėginom realiai, ten nėra ką mėgint. Šiaip patogi mašina būtų, nes vietos čia pakankamai, o važiuot pakankamai irgi vieta. O bagažinė irgi didelė, sėdynės nusilenkia pilnai. Tai didelė bagažinė pridėtų. Tai smėlį išmėginom, kalnus išmėginom, dabar liko vanduo. Važiuoja, viskas gerai, nestoja. Bet aš kaip išsiganduoju. Žodžiu, nuvažiuosit visur, žinokit. Ne, tarp kelnių nebenyšiu. Nes sukandęs dantis variau. Sulemta buvo, bet ne banga, bet vandens. Aš žinokit, galvoju, varom per upelį. Jis tai pravažiuot. Bet nevažiuot. Sakė, ne šiandien tai. Pamatysit, vadinas. Ką, nieko čia nebeparodysiu, manau. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Nes realiai tai yra žiauriai gera mašina. Iš tikrųjų, žiauriai gera mašina. Good car. Tai like, share, subscribe ir pamatysit mane galbūt kitam videkį. Arba jau Tadas grįš. Iki.